Sveiki, su jumis sveikinasi Mindaugas, verslo kalvis. Šiandien pakalbėsime apie tai, kodėl Facebookas jums visiškai nepriklauso. Jeigu pastebėjote, šiuolaikiname pasaulyje Facebook'u visiškai negalima pasitikėti, nes vakar dieną buvo Facebookas visiškai sutrikdytas, prie jo nėjo prisijungti milijonams pasaulio žmonių. Iš tikrųjų, asmeniškai Facebookas lūžta, jį nulaužinėja ne tik hakeriai, bet tiesiog pats jisai užlūžta dėl tam tikrų programinių įrangų, vėlgi žmonės nebegali patekti savo profilius, kurie turi savo verslus ir nebegali administruoti savo verslų. Tai yra faktas tai, kad dauguma žmonių įsivaizduoja, kad Facebookas yra kažkas tokio ir iš tikrųjų tai netiesa, nes dauguma žmonių net įsivaizduoja, kad Facebookas net jiems visiškai nepriklauso. Įsivaizduokite tai, kad Facebookas yra kaip nuomos pagrindas. Jūs tiesiog nieko neturite asmeniškai toje svetainėje, tiesiog jūs nuomojatės kaip paprastą būstą, tai reiškia, kad Facebook'e jūs esate kaip nuomininkas, jūs nieko negalite turėti savo autentiško, bet kada jūsų informacija gali dingti arba gali panaudoti prieš jumis tą informaciją. Tai reiškia tai, kad bet kuri informacija, kuri patalpinta Facebook'e, nepriklauso visiškai jums. Facebook'e labai dažnai verslininkai pasikliauja to, kad jie turi, sako, Facebook'ą ir asmeniškai tai jie yra teisūs, nes Facebook'as yra labai didelė platforma, kur galima išnaudoti reklamą ir kitus techninius dalykus, bet vėlgi jie labai klysta, nes kai Facebookas sulūžta arba yra tam tikri trikdžiai arba juos nulaužia, tai susiduria verslas su labai dideliom problemom. Tai reiškia, kad jums reikia turėti savo asmeninę svetainę, kurioje galite talpinti viską, koreguoti ir keisti. Jūs neturite jokių lūkesčių, vizijų ir idealų, kad Facebookas yra jūsų ir jisai visiškai priklauso jums. Jums jisai visiškai nepriklauso. Tai yra valdomas vienos didelios kompanijos, kur jūsų visą turinį gali keisti, ištrinti, užblokuoti arba užbaninti jūsų akauntą. Tai reiškia, kad jūs nieko neturite šiame puslapyje ir jums jisai visiškai nepriklauso asmeniškai. Kas jums gali asmeniškai priklausyti, tai jūsų asmeninė svetainė, kuri turi LT galūnę. Tai reiškia, kad jūs turite savo serverį, jūs galite talpinti failus, galite naudotis Google SEO optimizaciją, kad jūsų puslapį iškeltų, galite kelti įvairiausią turinį ir jūsų niekas neblokuos. O reiškia, jeigu jūs neturite savo asmeninės svetainės, o turite tik Facebooką, jūs labai pasidarysite vieną dieną, nes Facebookas dėl tam tikrų trikdžių užlūš ir jūsų informacija bus dingusi, o jeigu turėsite savo asmeninę svetainę, jūsų informacija bus talpinama ir niekur jinai nedings. Dabar yra labai madinga naudotis Shopify. Shopify'us yra puslapis nuomos pagrindu. Ką tai reiškia? Jeigu jūs nuomojatės interneto puslapio svetainę, jums jinai irgi visiškai nepriklauso. Tai tas pats, kas yra Facebookas, jums visiškai nepriklauso, nei Shopify'us jums visiškai nepriklauso, tik jūsų asmeninė svetainė gali jums asmeniškai priklausyti. Ir tai priklauso nuo to, ar jūs susimokate už savo serverį, savo svetainę, ar jūs nesusimokate. Tai ir viskas. Savo asmeninę svetainę jūs galite keisti, dėti turinį, naudotis visais įrankiais ir ką tik norite ten galite daryti. Ten galite daryti elektroninę parduotuvę, galite daryti naujienų portalus, viską galite daryti nuo socialinių tinklų medijos, ką tik tais jūs įsivaizduojate ir ką tik tais norite su savo internetiniu puslapiu. Tai pagalvokite apie tai. Jeigu jums norite turėti internetinį puslapį, jūs visada išlošite ilgalaikę perspektyvą ir visada išlošite tai, kad jūsų svetainė nebus uždaryta, nebus užbaninta, nebus išjungta ir nieko jums niekas nepadarys. Jeigu jūs negalvosite su galva ir turėsite tik Facebooką, Shopify, bet ne savo asmeninę svetainę, jūs būsite visiškai kvailiai. Nes jūsų Facebooką vieną dieną nulauž hakeriai, ne hakeriai, uždarys pats Facebookas dėl tam tikrų taisyklių, nes jūs pasirašysite tam tikras taisyklės, kur jums niekas nepriklauso. Nei Shopify, nei Facebook'e, jūs privalote turėti asmeninę svetainę. Jeigu jūs neturite asmeninės svetainės, jūs esate niekas. Aš jums siūlau kreiptis į mane, verslo kalvis Mindaugas, jums gali sukurti interneto puslapį, interneto svetainę, jie gali administruoti, gali daryti YouTube filmukus, gali išreklamuoti jūsų puslapį, taip, kad jūsų pardavimai pakels į jūsų, niekas neblokuos, nes jūs turėsite savo asmeninę svetainę, galėsite kelti įvairiausių turinį, kokį tik panorėsite, prašome kreiptis į mane. Ačiū uždėmesį, ačiū, kad buvote su manim, sekite mane, subscribinkite, žiūrėkite mano tolimesnius video, ačiū, kad buvote su manim, viso gero, iki.